Jei nenori išprotėti, autorinį kiną turi patirti kino teatre. Nes kino teatre viskas, kas nereikšminga, užtemsta. Tamsa aplink tave liepia sutelkti dėmesį. Praleisk laiką be naršymo ir faktų tikrinimo. Šiuo metu visai nesvarbu, kokia yra tos, kaip jį ten aktorės iš to, kaip jis ten serialo pavardė. Kine tu negali nieko įsakinėti, sustabdyti ar prasukti. Tavo pirštai nustoja dilgčioti, žvilgsnis susitelkia, vidinis balsas aprimsta ir tampi keleiviu. O keleiviu būti gera. Tave vairuoja, tau pasakoja istoriją. Susitelk į ją. Tas kine rodomo filmo abejingumas tavo kaprizams yra vertingas. Jis tarsi saugo nuo nuolatinio pertraukinėjimo ir nervingumo. Pasimk šias valandas kaip pertrauką, nuo nepakasomo niežulio viską nors panaršyti. Nesuprask, būk be pagalbų, vienas prieš filmą. Ir dar, į kiną tu keliauji, apsirengi, įveiki atstumą, lauki filmų. Po jo eini ar važiuoji atgal jau kažką patyręs ir galbūt šnekus. Ši lėtinanti procesija kainuoja tavo laiką ir todėl įgyja didesnę vertę. Tu pamatysi kūrėjo sapną, o pakartojimai vyks tik tavo galvoje. Tai yra dovana, įsidėk ją į vidų. Kino pavasaris, 30 gyvenimo kine metų. Kovo 7-23 dienomis visoje Lietuvoje. Didieji partneriai – Ergo draudimo grupė, Teleplay, informaciniai partneriai – LRT, 15 min, žmonės, M1+.